Sveiki gyvi. Po ilgo laiko tarpo vėl čia nusprendžiau skurti video. Ir tas video bus gal šiek tiek pozityvesnis. Gal kažką palies, kažkas gal norės kitaip pamastyti, galbūt labiau atsiverti savo. Tai šiaip vakar pagalvojau ir šiandien atvykęs į Kačerginės mišką, kad labai norėčiau pakalbėti apie manifestacijas. Visi žinom šitą stebuklingą žodį ir kad mintis nematerializuojasi, bet čia yra visiškai banali tiesa. Tiek tai galbūt labiau norėčiau pakalbėti apie patį principą, kaip kurti savo realybę daug švaresnė ir tyresnė, kad jinai būtų labiau apie tave, o ne apie aplinką. Vakar irgi išgirdau labai fainą, gražią mintį, kad manifestuojasi viskas tada, kada mes mintyje surezgam, galvoje surezgam mintį ir tą mintį aš taip vaizdžiai norėčiau turbūt apibūdinti, kad mes surišam tą mintį su širdim. Tiesiog tokiu lengvu siūlu. Ir va tada manifestacija nesąmoningai tampa mūsų realybė. Po kažkurio laiko, galbūt vieniem greičiau, kitiem lėčiau, čia visiškai nesvarbu. Ir tai yra labai stebuklingas dalykas, kurį mes galim visi naudoti. Ne visi tai sąmoningai supranta, kiti naudoja net nežinodami, nes taip veikia pasaulis, taip. Bet įdomiausias ir galbūt ir šiek tiek liūdnas dalykas, kad lygiai taip pat veikia ir su negatyvu. Visais tais dalykais, kurių mes galbūt mažiau norime, bet jie lygiai tokiu pačiu principu manifestuojasi. Protas, jausmai ir išorė. Tai kartais mes gyvendami autopilotu šito net nepajaučiam ir nesuprantam, kodėl mes atsiduriam tam tikrosios gyvenimo situacijose. Kai jauti, kad esi nelaimingas, nieko neturi, jautiesi kažkaip menka vertiškesnis nei kiti, pradedi vertinti save ir viskas turi savo liniją. Mes dažnai net nesąmoningai nesuprantam, kad mes lygiai taip pat kūrėm kaip ir svajonės, kur sako svajok atsakingai, taip, nes svajonės pildosi. Lygiai taip pat mes kūrėm ir nesvajonės. Va čia yra ta kita medalio pusė, apie kurią turbūt ypatingai reikia kalbėti. Ir ji yra labai svarbi. Gal net svarbesnė negu tos mūsų svajonės, kurių mes norim. Nes mes svajonių nepasiekėm būtent per tas nesvajonės, nes mes jom suteikiam per daug energijos, per daug laiko, jėgų, sąnaudų visų, nes nesąmoningai mes nesugaudom minčių. Tos mintis lygiai taip pat negatyvios susijungia su širdim. Mes to norim ar nenorim ir dažnai mes netgi stipriau pajaučiam negatyvą negu pozityvą. Dėl to negatyvo pas mus daugiau, kaip tarkim įvairios situacijos, kai mes nefiltruojam turinį,
būnam su aplinka, kuri yra mums žalinga, toksiška. Mes nesąmoningai viską filtruojam per mūsų širdį. Visos tos mintis, protas, galbūt kartais pajokavimai kažkokie. Viskas eina per mūsų procesorių. Ir jeigu mes nesąmoningai negaudysim, ką mes galvojam, ką mes mąstom, kokį mes turinį žiūrim, kaip aš sakau, jeigu mes žiūrim negatyvą, tai labai sunku tikėtis, kad turėsime labai daug pozityvo gyvenime, kaip mes maitinamės, tarkim, neigiamą tą energiją, kaip žiūrėdami, tarkim, kaip pavyzdys, kažkokius tai farus, taip, kur pozityvo labai mažai, pozityvo tenai yra tiek, kad pagauna nusikaltėlį ir dar pajokauja iš jo. O visas kitas yra destrukcija, kad ir kaip baisiai taip skambėtų, kurie kuria baimės, nepasitikėjimų visuomenę kažkokius, o visos baimės kuria uždarumą ir širdies užsiverimą ir vadovavimą labiau protų negu širdim. Mes visą vaikystę augom protu labiau, nes mūsų tokia aplinka buvo. Mes labai neturėjom pasirinkimo didelio. Reikėjo mums protų gyventi, nes buvo nesaugi aplinka, taip visi. Nei tėvai labai saugiai jautėsi, nei mes nesijautėm saugus. Tada atsiranda toksai dalykas, kad mes pasitikim tik protų. Bet fainiausias dalykas, kad laikai keičiasi. Ir mes privalom pradėti pasitikėti širdim. Bet kad pasitikėtum širdim, širdis turi būti kuo tyresnė ir švaresnė. O ją daro švaresnė ir tyresnė tik tai protas, nes viskas yra sujungta, taip? Kuo daugiau pozityvių minčių, kuo aiškesni norai, darimas tai, ko norim, tuo yra gražesnis rezultatas. Ir kai mes šitą po truputėlį suvoksim, atsiversim, nebijosim, bet žinot, baisiausia yra ir sunkiausia protų priimti tuos sprendimus, kuriais mes gyvenom 20 metų. Tarkim, atsisakyti to toksiškumo, atsisakyti to greito dženko, kaip aš sakau, to čia net iš marketingo, tas reptilian brain, kur kažkokio tenai, kur marketingas geriausiai veikia būtent per seksą, baimės, tai per tos pirminius instinktus. Tai vat, kai mes tik tai jais pagrindė mintam, tai automatiškai ir ta širdis nelabai turi vietos prasiskleisti, kažką tais pasakyti, vesti patį žmogų link jo kelio. Tai labai svarbu pasitikėti, bet širdis turi būti tyras magnetas, kad pritrauktų iš tikrųjų tai, ko tu nori, o ne proto tas traumas, baimės, negatyvus, visokius, kur mums dažnai atrodo, kad mums to reikia. Bet žinot, koks fainas dalykas, kad mes visi gimstam mylėti. Nei vienas vaikas, ar ten būtų mažas gyvūnėlis ar kūdikis gimęs, jisai negimsta būti piktu kažkokiu. Tai visi gimsta labai tyros širdies. Tik tai mes, gyvendami tokioj nesaugioje aplinkoj, kur patys susikūrėm, nes 9 iš 10 žmonių gyvena labiau protu, tarkim, negu širdim. Tai tada atsiranda tas nesaugumas tiek tėvams, o tėvai perduoda visą tą nesaugumą vaikui.
Ir gaunasi, kad tada po truputėlį ta širdis užsiverinėja. Ir mes pradedam saugotis visko, kad tik kas nors nesužalotų, kad tik tai kažkas neįskaudintų. Ir taip pametam savo prigimtį, kad mes esam gamtos dalis, kad mes esam sukurti mylėti, sukurti meiliai. Bet tik, kai tu apčiuopsi pačią širdį, šiek tiek prasivalysi protą, išmoksi gyventi labiau širdim, viskas pradeda keistis. Viskas pradeda keistis. Tu pradedi mylėti viską ir mažiau vertinti. Nes kasdienybėj negali žmogus nuoširdžiai mylėti kito, jeigu jisai, tarkim, poroj. Taip. Jeigu jisai vertina kitus, apkalbinėja kitus, džedžina. Neįmanoma sukurti meilės. Automatiškai žmogus, vertindamas kitus, apkalbinėdamas, parodo, kad jisai gyvena labiau protu, ne širdim. Kad ir kaip būtų liūdna. Ir jo, gaila, kad 9 iš 10 žmonių gyvena labiau protu, ne širdim. Tai ir mes negalim sukurti tos tokios saugios terpės tam ryšiui tarp proto ir širdies, nes turim visi saugotis. Tada atsiranda labai daug įvairių skyrybų, nes žmonės bendrauja susitikę tik tai protu. Tada atsiranda nepasitikėjimų pasauliu. Tada ir turinys toks yra kūriamas, kad patenkintų būtent 9 žmonės iš 10. Visokie tie laivai, kaip aš visą laiką sakau, visokie laivai, kažkokios žinios, taip, kur irgi nieko labai naudingo ir gero. Bet labai fainai, kad po truputėlį, aš tikiu, jog visuomenė valosi. Žmonės po truputėlį skaidrėja ir atsiranda daugiau meilės. Nereikia bijoti dalinti meilę, bet reikia pasikliauti tą savo vidinę tyrą širdim. O kad ją išgrynintum, turi po truputėlį išsivalyti turinį. Ašaroja man akis. Dešinė visą laiką laukia. Tai aš labai tikiu, kad metam bėgant bus nebe 9 iš 10 žmonių, kurie pasitikės širdim, kurie eis 50/50 su protu ir širdim, o ne ten 90/10 ar 99/1, nes tiesiog bijo pasitikėti, nes per daug kartų jau buvo įskaudinti. Ir skausmas labai stipriai užverinėja širdį. Nors ir tu gali turėti besąlyginę meilę, bet kai tavo aplinka yra labai išgąsdinta, labai sunku iš tikrųjų būti tokia visuomeniai. Kartais net prieėjęs ir apkabinęs žmogų, būna žmogus susigūžia, nes jisai nepratęs gauti meilės. Visi yra labai apsisaugę su šarvais. Jo, tai vat. Aš šio video norėjau pakalbėti labiau apie manifestaciją. Kad manifestacija geriausiai veikia, kada protą sujungi su širdim. Galiu porą pavyzdžių gal duoti, kaip tarkim, jeigu norit, čia kaip didžiausias tėvų
turtas ir taip pat noras turėti, kad vaikai būtų sveiki, laimingi. Ne? Tai nepakanka tiesiog manifestuoti, kad aš noriu, kad būtų vaikai sveiki. Ne. Kada tu užsimerki, turi tu ne tik pagalvoti, kad tu nori, jog būtų vaikai sveiki, bet ir viduje pajausti tą momentą, kaip tu matai savo vaikus iš tikrųjų sveikus. Ir kaip tu jautiesi, koksai tu esi laimingas, kaip tau yra gera matyti vaikus. Ir va tada atsiranda tas ryšys tarp smegenėlių ir širdelės. Labai gražus ryšys. Šitas ryšys yra, nežinau, turbūt pamatas visos gamtos. Manyčiau taip. Šis gamta nėra sukurta kažką žalot, naikint. Ypač žmonės, taip. Taip, yra tų plėšrūnų visą laiką. Bet kaip aš sakau, jeigu pasitikėsi, tai gamta tau visą laiką atsidėkos. Jo, tai vat. Ta manifestacija visą laiką reikia sujungti. Nes dažnai žmonės pyksta, kur sako jo, kodėl vat vieniems sekasi, o man ne. O čia ir galioja šitas principas, galbūt jie nesąmoningai išjaučia šitą, kai kažko nori. Galbūt jie jau išmokė tas pamokas ir kažkokie kitokie dalykai tik tai nesiseka jiems. Bet gausos ir visko jiems pakanka. Tai vat, sakau, mes net nesąmoningai kūrėm lygiai tiek pat gėrio savo, kaip sakau, svajonių, lygiai tiek pat ir nesvajonių kūrėm. Tai nesvajonių turbūt, jeigu labai yra destruktyvus, brutalus turinys, aplinkoj draugai, pačio mintis, kada mes turbūt labiausiai mes save žalojam, kritikuodami, kažkaip nepasitikėdami, vertindami savo kūną visą laiką, vertindami kitus, mes tiesiog veidrodžiuojam save, taip. Tai labai yra svarbu pagauti šitą momentą ir stabdyti tą 9% minčių negatyvos rautą, tą traukinį, tiesiog kapoti tos bėgius ir įsilydinėti daugiau pozityvo. Ir tada nesąmoningai tiesiog keisis visuomenė, keisis jūsų aplinka, jūs tiesiog turėsite daugiau gausos. Būsite tikrai laimingesni, aš net nebejoju. Bet reikia įdėti darbą. Reikia valytis aplinką, reikia valytis turinį. Ir dėja, bet kartais reikia valytis draugus, kurie taip pat prisėda, kur jūs esate dabar čia. Tai aš linkiu visiems turėti kuo daugiau siūlų tarp proto ir širdies. tą siūlą išvis pamilti, kiekvieną pasidžiaugti, kad yra tokia galimybė. Šis, kad mes turim šitą stebuklą, kad mes lygiai tiek pat kūrėm negatyvo, kiek pozityvo ir kad tik tai mūsų rankose viskas yra. Ir mes galim jo kurti labai daug. Visur, ne tik savo, bet ir kitiems. Tiesiog mylėti ne tik save, bet ir kitus. Kuo labiau žmonės myli save, bet čia jeigu ne narcistiškai, o nuoširdžiai, tuo labiau jie mylės ir kitus, mylės gamtą, mylės gyvūnus, rūpinsis gamta. Darys tos mažus žingsnius, bet labai svarbius link daugiau meilės aplinkoj, link švaresnės visuomenės. Visur ir visada. Ir automatiškai nebereikės mums šitiek turinio destruktyvaus ten kažkur televizijai,
YouTube. Norėsim daugiau meilės, daugiau džiaugsmo. Patys žinosim, ko labiau norim. Tai, nuostabus pavasaris. Aš šitaip džiaugiuosi, kad pagaliau atėjo džiaugsmas. Žalias džiaugsmas į Lietuvą. Tai pasimėgaukit visi gamta, pasibūkit ir nepamirškit, kad kiekvienas iš jūsų turi stebuklą. Savo protą sujungt su širdim ir iš širdies daryti labai 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 daug stebuklų. Ačiū visiems, kad žiūrėjote iki galo. Linkiu visiems daug pavasariškos žalios meilės.